Tai mataus ir girdžios, kaip supratau. Truputėlį mums čia trukdys mūsų veidai, bet ką padarysim. Taip, tai šiek tiek apie mamos liniją ir kuo tai susijęs su kūdikiu ir vaikų miegu. Tai pati esu Dalia Tija Šilė, mamos linijos įkūrėja. Šią liniją įsteigiau nuostabios mergytės dėka, kur čia man padėti, šios mergytės dėka. 21 metais su tikslu padėti mamoms, kurios išgyvena būtent šią būseną, motinystės melancholiją ar dar kitaip pogimdyvinę melancholiją ir ieškančios emocinės pagalbos anonimiškai. Tai įsteigau dėl šios mergytės dėka, kodėl, tai kartu su ja, 2 savaičių, čia jinai mano krūtinės guli, išgyvenau šią būseną, apie kurią pradžioje nieko visiškai nežinojau ir sužinojau visai netikėtai, pamačiusi vienoje Facebooko grupėje, mama pasidalino, paklausė klausimą, ar kam teko išgyventi melancholiją ar pogimdyvinę depresiją, tai apie pogimdyvinę depresiją esu girdėjusi, o melancholiją man buvo pirmą kartą girdėta, tad pasižiūrėjau, kas tai yra, kur man čia padėti. Pamačiau, kokie tai yra simptomai. Daugelis atitiko mano tuometinę būseną, kadangi diena iš dienos verkiau, nesupratau, kas su manimi vyksta, kaltinimai, kad aš esu prasta mama, nesuprantu savo vaiko verkimo ir panašiai. Ir man labai reikėjo palaikymo, deja, iš antrosios pusės jo nesulaukiau. O draugiam ar mamai pabijojau prisipažinti, nes nenorėjau pasirodyti labai bloga mama, kad čia taip kažkas ne to vyksta ir gal ir nesinorėjo dar išgirsti ir tų visų, kad viskas bus gerai, nes tiesiog tuo metu norėjosi būti išgirstai. Nežinau, nepaklausiau, kokio amžiaus mažylius šiuo metu auginate, bet kaip supratau, iš anketos tai buvo ir kūdikių amžiai, šiek tiek vyresni vaikai, tai melancholija, jinai išgyvenama pirmąjį mėnesį po gimdymo, pirmasis dienas savaitės po jo, tai kaip ir minėjau, kažkur apie 2-3 savaitę jau buvo ir trunka apie 2 savaitės, gali savaime praeiti arba gali peraugti jau tą visiems žinomą pogimdyvinę depresiją, kur jau gali ir užsitęsti, ir medikamentus gali tekti vartoti, žiūrint, kokio stiprumo ta būsena. Tai mūsų tavo misija, tikslas yra užkirsti kelią pogimdyviniai depresijai ir išgirsti mamą laiku, kad pasakyti, kad viskas, ne tik, kad viskas su ja gerai, bet tiesiog be patarimų išklausyti tą mamą ir atliepti tą jos būseną. Misija yra atskleisti žinią apie šią būseną, dėl ko ir darome šiuos seminarus, bei vėliau papasakosiu ir apie renginius. Vizija - kurti pasaulį, kuriame visos mamos jaustųsi išgirstos ir gerbiamos. Tai kaip ir minėjau, labai svarbu, kad mama būtų išgirsta, nes dažniausiai, kai pasikalbam su draugiam ar artimaisiais, dažnai išgirstam patarimą pailsėk, pavalgyk ir panašiai. Tai mūsų apmokytos psichologių savanorės pačios esančios mamos nedalina patarimų, nesidalina savo istorijomis, bet būtent išgirsta tą mamą ir ją atliepia. Šiek tiek apie statistiką, tai šią būseną išgyvena 4 iš 5 naujų mamų, bet kiek teko bendrauti su mamomis, yra tekę sutikti tokių, kur pirmą kartą viskas gerai, euforijos ir tiesiog ramus tas laikotarpis, antras vaikutis irgi tas pats, o su trečiu sako, vat ką pasakoji, man atrodo, aš tą išgyvenau. Tai nebūtinai ir naujos mamos, gali būti ir daugiakartės, patiria šią būseną, tai bet apie 80%. Sulaukėme daugybės mamų ieškančių emocinės paramos laiškų. Turėjome ir telefono liniją, bet kadangi mūsų savanorės pačios mamos auginančios mažiukus vaikučius
galėdavo tik savaitgaliais budėti prie telefonų, tai savaitgaliais, kaip žinia, mes visos dažniausiai su šeimomis leidžiam laiką ir nėra kada skambinti, tai palikom tik laiškus, bet turime mintį idėją, kaip tą telefoną galima atgaivinti, kad vis tiek būtų savanorės mamos ir galėtų atsiliepti. Bet čia jau eigoje, ne šiam seminarui. Ekspertų nuomonė, psichologai pripažįsta šios būsenos svarbą ir poreikį apie ją kalbėti viešai. Tai būtų labai smagu sulaukti, jeigu kažkur matėte ar pamatysite, kad kalba apie šią pogimdyvinę melancholiją kažkas, atsiųskite man profilį. Labai norėčiau irgi pabendrauti su tai žmonėm. Žinau, kad mama mums rūpi, mūsų draugai yra rašę postą apie tai. Jie kalba apie pogimdyvinę depresiją ir daro irgi įvairiausius renginius, tai kviečiu irgi pasekti juos. O kol kas daugiausia, kalbu aš, išgyvenusi tai ir teko perlipti per save, kad kreipčiausi į psichologą, nes neradau tokios vietos, kur galėčiau paskambinti, kad tikrai mama atsilieps ir su manim pasikalbės, nes kadangi esu pati dirbusi auklę ir darželyje auklėtoja teko dirbti, tai esu tarp vaikų ir mamų sukinėjusis, bet kai tapau pati mama, supratau, kokia tai yra visiškai kita virtuvė, kitas pasaulis ir kiti iššūkiai, kaip mes visai kitaip atliepiam tų vaikų poreikius. Ir man reikėjo, kad kita mama išgirstų mane. Ir taip pat viešos diskusijos stoka, tai tebėra tabu kažkodėl, nežinau kodėl, nors kaip ir mamos pradeda kalbėti apie tuos sunkumus su vaikais, bet vėlgi kalbam, bet ir tuo pačiu sakau, vis tiek rekomenduoju turėti vaikų, net dabar jau ir 2 rekomenduoju turėti, prieš tai 1 rekomendavau, dabar jau 2, nes, su vaikais vis tiek užsipildo tas vidinis irgi pasaulis, visai kitaip žiūrime į paprastus ir sudėtingus dalykus. Taigi šiek tiek dar apie emocinę paramą, tai jinai startavo 22 metų pabaigoje, tokią simbolinę dieną. Per tą laiką organiškai atsakėme virš 200 laiškų ir surengėm apie 30, gal net daugiau šviečiamųjų renginių, kuriuose kalbam apie šią būseną, kalbam apie tai, kaip mes jaučiamės, ką mes galvojame, tiesiog palaikom vieną kitą, kad tikrai ne tau vienai taip yra ir tokios mintys, ir jausmai, ir iššūkiai, palaikom vieną kitą, žodžiu, kad išgyvenkim. Turbūt geriausias žodis mamų pasaulyje, tai žodžiu, tas palaikymas yra labai svarbus. Čia yra šiek tiek atsiliepimų, aišku, uždengs mūsų veidai juos, šiek tiek palaviruosim. Ir renginiai, tai video iš mamų brančo. Mamų brančio mes susitinkam, kaip ir minėjau, palaikom vieną kitą, kalbamės tam tikromis temomis, esam kalbėję ir apie sveikatą pilvo diastazę ir apie finansus esam kalbėję, dar visokiam temam. Čia mums Vilma iš legendinio kaimo rodo, kaip pasitikrinti pilvo diastazę ar turi. Tai žodžiu, ir linksmai leidžiam laiką, ir pasidalinam rūpesčiais, skausmais, iššūkiais, kokios mintis, kokie jausmai. Sekantis renginys bus ateinant jau šį trečiadienį, tai poryt, man atrodo datą ne tą įrašiau, žodžiu, trečiadienį 10 val. Ryto Vilniuje. Galima įsigyti bilietą mūsų app parduotuvėje arba prisijungus į Contribui bendruomenę. Ten daug pigiau gaunasi, jeigu planuojama į daugiau renginių keliauti, taip pat ir nuolaidos renginiams dalinamės. Tai taip pat sekantis renginys bus moterų pirtis su numerologė kovo 8 dieną moters dienos proga. Susitiksime bendrystei, pabuvimui,
trumpam sustojimui tarp visų darbų, buities, vaikų, rūpinimuose kitais, kad pasirūpintumėme ir savimi. Tai tam parašiau šiandienai nuolaidos kodą mama 15, tai su juo gausite 15 eurų nuolaidą ir jisai galios iki sekančios dienos 12 valandos. Šį kodą gaus ir mūsų Contribui bendruomenės narės, o visi kiti, jeigu bus nuolaidos, tai tikrai bus mažesnis. Tai labai kviečiu pasinaudoti ir papildyti įstėje. Ir taip pat prieš keliaujant į mūsų pagrindinę temą, noriu tik pridėti, kad motinystės melancholija irgi jinai atsiranda tikrai dėl didelio miego trūkumo, kadangi gimus naujagimiui prastai miegam, kas susilaukėte, tai tikrai žinote tas naktis ir žindymas ir visa kita. Tai dėl to pasikviečiau Sigitą, kad šiek tiek papasakotų, kaip būtų galima bent jau daugiau išmiegoti ar net ir visą naktį ramiai pamiegoti ir galbūt išvengti tos melancholijos, kas galbūt laukėtis. Ir taip pat bendraukime, kviečiu nusiskenuoti QR kodą, ten rasite mūsų visą informaciją. Man atrodo, nepakeičiau informacijos dėl ešofo, tai kol Sigita kalbės, greitai pakeisiu. Ir jeigu reikia emocinės paramos, iki metų auginančiams vaikučius teikiam emocinę paramą, ne tik melancholijos tematiką, bet ir tiesiog palaikyti, išgirsti. Tai parašiau dar atskirai mūsų L paštą, kurio būtent ir galima kreiptis tos emocinės paramos. Ir kviečiu tada jau Sigitą. Klausiau, ačiū Dalija, kad labai pakvietei, nes temos tikrai tokios labai jautrios. Klausiau tavęs ir galvojau, kad tikrai niekada nesusimaščiau, kad su pirmais 2 vaikučiais aš būtent irgi tyliai kažkur tą visą ir išgyvenau melancholiją. Nes pirmą mažylį iš vis auginau viena, tai irgi buvo prieš beveik 17 metų. Tai irgi baisu buvo kažkam pasisakyti, kažkur gal nesusitvarkai, parodyt, kad silpna, nes visi skaitė, kokia tu esi stipri. Mamai pasisakai, tai ir aš vaikus auginau, gal ką čia nori, kad čia viskas dabar taip tobula būtų, kad čia miegotum gerai, ne? Ir antrasis mano iki 7 metų pas mane keliavo irgi į lovą, tai va čia vienas iš tų klausimų irgi pas mamas, mačiau, kad buvo apie 7 metų vaikutį. Ir irgi puolusi tokia kaip ir depresija, buvau tik darbas, namai, vaikai ir atrodo daugiau nieko. Ir situacija visa keitėsi su 3 mažyliu, kada visai kitai buvo, nors aš vyro palaikymą labai didelį turėjau, bet kažkur viduje turbūt mes visos išgyvenam geresnius ir blogesnius laikus. Tai su tuo 3 mažyliu, kai supratau, kad aš kaip ir palyginu su tais 2, mano 3 buvo labai geras miegotojas ir atrodo, ko norėti. Miegam kartu, ko puikiausiai miegam, bet ryte aš atsikeliu visa sulaužyta. Ir žinau, kad visą dieną man reikės tokia išbūti, kažkur tą energiją gauti. Ir kai vyras man pasakė vieną rytą, kad, sako, klausyk, kažką reikia daryti, nes tu nieko kito neveiki, tik tai ryte reikia ant tų 2 vyresnių vaikų. Reikia išleisti mokyklą ir nesusidėjo pamokų, to nepadarė, to nepasiemi. Išleidau, gerai, dabar galiu eiti vėl su tuo mažuoju. Ir tie žodžiai tikrai taip labai labai stipriai, pavadinkim, įkando. Nors vyras tikrai to nenorėjo, bet kažkur labai giliai palėtė, kad supratau, jog taip toliau negalima, reikia kažką keisti. Tai labai džiaugiuosi, kad tikrai nemažai tų mamų prisiregistravusių, kad nemažai jį klauso, nes jau tą pirmą žingsnį žengia kažko nori kito savo gyvenime. Ne tai, kad gyvensiu čia ir dabar taip ir kada nors vieną dieną išaugs, užaugs, išeis, sakykime, iš tų namų ir viskas čia susitvarkys, bet iš tikrųjų mums reikia gyventi čia ir dabar, mums reikia džiaugtis tą motinystę, matyti, kaip tas vaikas auga tom kiekvienom smulkmenom ir realiai, kada trūksta to miego,
tikrai mus aplanko ir mintis nekokios, ir nuotaikos nekokios, ir emocijos nekokios, tai labai labai glaudžiai susijusios šios temos. Ir dalinuosi aš tada su jumis prezentaciją ir mes keliausim nagrinėti tuos miegus, kad kaip čia pagelbėti, kad kuo daugiau būtų išsimiegojusių šeimų. Gerai. Aš suskleidžiu, gal bus geriau. Taigi apie kas tas vaiko miegas, kaip jisai atrodo, kaip jį gerinti ir kodėl aš aplamai kalbu, tai šiek tiek užsiminiau, nes mano visas kelias link miego prasidėjo 2020 metais, tai yra prieš 6 metus. Ir pradžia tikrai buvo nelengva ir labai keistai visi žiūrėjo į mane, kai pasakydavau, ką aš darau. Labai visiems keista buvo, kaip aš čia galiu dar per nuotolį pagelbėti ir čia aiškinti, kaip čia užmigdyti vaiką. Ir prisimenu, kad mano pusbrolis tai aplamai sakė, tai ką tu ten darai, tėvai tau ragelį prideda prie ausies ir tu ten seki pasakas vaikam, kad užmigti. Tai tikrai to nedarau ir didžiausias darbas visgi yra ne su pačiais vaikučiais. Mano didžiausias darbas yra su tėveliais, kad jiem padėti perorientuoti savo mąstyseną, savo galbūt smegenis, savo įsitikinimus apie miegą, apie verkimus, apie tą savarankišką užmigimą ir padėti suprasti, ką gali padaryti kartais net ir ne maksimumą, ką aš mokinu savo mokymuose, bet kad ir mažą dalelytę iš to ir jau jų pačių miegas, jų vaikų miegas, jų visų šeimos miegas jau gali pradėti keistis. Taigi keliaujam į sekančią skaidrę. Dalia, dar man pasakyk, ar keičiasi, nežinau, kad čia mums vis stringa. Keičiasi, taip. Keičiasi, ne? Gerai. Tai kodėl vaiko miegas tampa iššūkiu visai šeimai? Tas, kas, žinau, kad klauso ir tie, kurie ruošiasi dar tai motinystei, bet kas jau yra susidūrę, tai manau, kad čia labai stipriai apsistoti ir nereikėtų, nes jūs visi žinote, kokie tie iššūkiai būna, kokie tie ilgi migdymai gali būti, kokie su daug ašarų, naktis be miegą, su daug maitinimų, kelimusi, būdinimusi, ankstyvi rytai, trumpi pietų miegeliai, vaikas be nuotaikos, mama be nuotaikos. Aš čia greitą kalbę suvardinu, bet visa tai vyksta ne veltui, nes yra šiek tiek svarbu suvokti, kasgi vyksta mūsų kaip tėvų smegenyse. Galų gale ir tų mažulių taip vyksta, bet aš dabar orientuosiuosi į mūsų tėvų, kai mums pradeda trūkti miego. Smegenys turi daug labai tokių atskirų dalių pas save ir viena iš jų yra prefrontalinė žievė, kuri yra atsakinga už sprendimų priėmimą, savikontrolę, planavimą, kantrybę, žiūrėjimą į ateitį, tokią perspektyvą visą. Ir kai miego trūksta, o miego jau pradeda trūkti, kai mes miegam mažiau negu 6 valandas per naktį, jinai pradeda silpti. Ir jeigu to miego trūksta naktis iš nakties, savaitė iš savaitės, mėnesis iš mėnesio, kai kurie ir metus vis nemiega gerai, gali suprasti, kaip jūsų šita vieta smegenyse pradeda veikti nepilnu pajėgumu. Ir priešinga yra amigdala, kuri yra atsakinga už mūsų emocijas, grėsmių vertimą, tą greitą reakciją, tokius greitus sprendimus. Ir kai miego trūksta, jinai pasidaro aktyvesnė. Ir šitoj vietoj, kai viena yra nusilpusi, o kita yra aktyvi, toks racionalus mąstymas nebesusikalba su visom emocijom. Ir miego trūkumas veda nebe prie sprendimo, o prie tokio išsekimo, tokio užsiblėskimo greito. Ir šitoj vietoje tada būna, kad kitą kartą didesni tie vaikučiai, mes pradedam, bet kaip mano situacija, kai aš ryte tiesiog visus taip, iššaukdavau ant tų vaikų, pas mane reiškia labai aktyvi buvo ta amigdala, vien dėl to, kad vėlgi tai nėra apie tai, kad viena blogesnė ar geresnė. Jos abi mums reikalingos, nes mes jas abi turim ir jos abi nori mums gero. Tik tai viena nori gero čia ir dabar, amigdala, ne? Ir aš ją tam tikrose kontekstuose vadinu tokiu kaip velniūkščiu, ne? Kad čia būtų gerai, vienodai, kas bus ten kitą dieną ar po savaitės, bet kad dabar čia būtų gerai.
O va ta prefrontalinė žievė irgi jinai nori mums gero, bet nori ilgalaikiai perspektyvoj. Ir tas angeliukas tarsi mūsų ant peties sėdintis ir sakantis, nu kažką darom, nugi turim išsimiegoti ir taip toliau. O tas velniukštis sako, nu bet mes vargsim, čia sužalosim vaiką, čia dar kažką padarysim, nu darom tą, ką žinom, viską ir darom čia ir dabar. Tai vad šitoj vietoj pagrinde, kai man mamos sako, taip, reikia pokyčių, bet labai, vat ir vienas iš tokių klausimų buvo, kaip padaryti pokyčius, kad vaikas miegotų, išmiegotų naktį, bet švelniai, be verkimo. Nei vienas pokytis nevyksta be emocijų, be verkimo, kad ir į gerą tas pokytis eitų. Tuo labiau, kad vaikų prefrontalinė žievė formuojasi dar ilgai ilgai. Jie neturi gebėjimo tai savikontrolė ir jie turi tą išmokti su mėnesiais, su metais, bet amigdala pas juos veikia ir jinai greitai veikia, žiūrėkit, jų emocijos greitai keičiasi, ne? Ir šitoj vietoj, kada ir mūsų amigdala yra suaktyvinta, na ir gaunasi ta tokia trintis. Bet realiai, kada vaikai išmiega, kada jie pailsė, kada mes esam pailsėję, visas šitas mąstymas gaunasi ir susikalbėjimas tarp mūsų ir vaikų gaunasi daug švelnesnis, daug geresnis, be tų emocijų, be tų įsišokimų visų. Kodėl miegas ypač svarbus kūdikiams? Čia vėlgi jūs tikrai žinot, kad nepamiegojęs vaikas yra irzlus vaikas, piktesnis, sunkiau su juo išbūdrauti, išbūti. Bet pakalbėkime apie tą kitą pusę, apie kurią dar nelabai garsiai visi ir šneka, taip labai subtiliai, taip labai užsislėptai, bet apie augimo hormoną, somatotropiną, kuris išsiskiria būtent gilaus miego, to lėtojo miego metu ir didžiausias jo pikas yra pirmos nakties pusėje, kažkur 1–2 valandos po užmigimo. Ir kai girdit viešoje aplinkoje, kai kalbama yra, kad vaikus reikia guldyti anksti, neleisti ten ilgai užsibūti, aš nekalbu apie naujagimus, kurie turi tokį savitą ritmą ir jų ėjimas miegoti apie 10, kartais 11 valandą yra visiškai normalus, bet aš kalbu apie tos jau nuo 3–4 mėnesių mažylius, kada juos tikrai reikėtų migdyti ir geriausias jų laikas tas miegoti yra tarp 7–8 valandos vakaro. Kodėl? Dėl to, kai jie užmiega, po valandos ar 2 va tas pikas to augimo hormono ir jisai išsiskirinėja kažkur iki 12 valandos nakties. Vėliau irgi jos skiriasi, bet daug mažesniais kiekiais. Vadinasi, vaikutis gauna didžiausią jo kiekį. Ir tai kalba yra ne tik apie ūgį, ne, kad vaikas augs, kad užaugs, viskas šitoje vietoje sugiu, kad bus gerai, bet kalba yra ir apie nervų sistemos vystimas. Va tas smegenų branda vyksta, ląstelių visa regeneracija, audinių atsinaujinimas, imuninė sistema stiprėja, nervų visas stabilumas darosi, emocinė ta pusiausvyra, vaiko neuronai pradeda ryšius tam tikrus daryti, tvirtumą tokį įgauti. Ir miegas tampa ne tik tas poilsis kūnui, kaip mes visada anksčiau įsivaizduojam, pailsim ir vėl į trasą, bet tai yra vaiko augimo, vystimosi, tos nervų sistemos brandos procesas. Ir čia, kad dar paprasčiau suprantamiau pasakyti, jeigu vaikai negauna šito augimo hormono, jeigu jų nervinės ląstelės ir tie neuronai nesugeba normaliai analizuoti situacijas, daryti sąryšius, kas nutinka vėliau? Kai vaikutis pradeda eiti darželį, prieš mokyklinukai, ta grupė, į mokyklą pradeda keliauti, kodėl vieniem vaikams sekasi labai gerai mokslai, jie labai greitai supranta, jie nuovokus yra, o kitiem tas būna daug sunkiau ir sudėtingiau. Ir šitoj vietoj daug jau tyrimų randasi apie tai ir pradeda kalbėti, kad tas miego trūkumas, kurio vaikutis negavo savo kūdikystėje, savo to jaunystėje, jisai persineša ir turi pasekmę daug vėliau. Tai kalba ne tik apie išsimiegojusį vaiką, ne tik apie išsimiegojusius tėvus, tai yra daug gilesnis ryšys, kodėl reikia tvarkytis tą miegą. Dabar kaip formuojasi tas vaiko miegas skirtingais amžiaus etapais? Tokius esminius dalykus. Kai yra vaikutis naujagimis, jo tikrai miegas dar yra nesubrendęs, reiškia miego ciklai trumpi, labai daug pabudimų, jis turi labai to ir aktyvaus miego, per kurį gali kalbėti, šnekėti, verkti, čepsėti, tokių dalykų. Ir
ypatingai jeigu tėvai jau gyvena miego deficite, į kiekvieną tą, reiškia, sukrebždėjimą, sujudėjimą, jie labai sureaguos ir aktyviai sureaguos ir per stipriai sureaguos. Ir tokiu būdu nuo tų mažų dienų pradedamas formuoti tam tikras įprotis, kaip aš tau, kaip mama, kaip tėtis padedu atgal grįžti į miegelį. Nes mes žinom, kad norim pailsėti, kad vaikui to miego reikia, atsiprašau, ir kartais, kai su mamom naujagimių kalbų, sako, mano vaikas nesurenka ten miego, nes tai yra būtina pagal tam tikrus skaičius. Ir ką jūs padarot? Jūs save tarsi įsispraudžiat į tokius rėmus, mano vaikas nepamiegojo ir jūs forsuojat, stresuojat. Ta stresą vaikas taip pat labai stipriai iš jūsų jaučia. Todėl pirmiausia, kai mes mokinamės būtent šitam etape su mamom, kai dirbam tikrai programos, pas mane yra ir trumpos, kur gali tiesiog informaciją pasižiūrėti, bet tikrai aš esu už tas ilgesnės, kai aš būnu kartu su mama, kai Vadalija palaiko, išklauso, taip ir čia kartais mamom reikia tiesiog išsisakyti, tiesiog žinoti, kad aš esu šalia, kad jos visada galės manęs pasiklausti ir jų tas visas miego etapas, tos visos dienos formavimas eina daug sklandžiau. Tai jeigu kalbant dar apie naujagimius, tai yra tikrai normalu, kad jie dažnai pabunda nakties metu. Bet ką reikia išmokti? Nesuskubėti, nebijoti, leisti tarsi tie mažyliam pakniuksėti. Geriausia yra taip, kad jeigu turit kamerytę, tiesiog pasižiūrit per ją, ar vaikutis yra atsimerkęs, reikalauja tos jūsų pagalbos, ar jisai tai daro per miegus. Jeigu per miegus, palikit jūs jį ramybėj. Netgi jeigu kalbėti apie maitinimą, vėlgi tikrai pačioj pradžioj maitinimą reikia užvesti visą, kad užsivestų pas mamą, tai todėl skatina ir ligoniniai sako, maitinkit dažnai daug, bet vėliau tikrai po kokių 2 savaičių jau reikėtų labiau sekti į tai, kad vaikutis vienu to pavalgytų gausiau, stengtis, kad jis to valgymo metu neužmigtų, nes kas pasidaro, jūs pametate budrumo langus ir pametat tą kalorijų surinkimą, nes vaikas valgė ir prisnūdo. Jūs bandot atsitraukti, jis ten 15 minučių kabėjo ant tos krūtinės, arba ant buteliuko ir atitraukit ir vėl jis tarsi įsibūdinat. Ir tada mama sako, ką mano vaikas dienos metu nemiega po 4-5 valandas. O kai išsiaiškint, tai jisai miega, jis turi daug mikromiegelių, bet jei pakeitus pačią dienotvarkę, subalansavus ją, sužiūrėjus tuos maitinimus, stengiantis, kad tikrai vaikas valgytų, bet neprisnūstų, neužmygtų bevalgant, labai greitai pradeda situacija keistis. Ir vėlgi nereikia save smerkti, jeigu jums nesigauna. Kad vieną kartą gavosi taip, kitą kartą vis tiek užmygo bevalgant. Visa tai yra normalu. Visas pokytis prasideda va čia, jūsų galvoje. Jeigu jūs žinot, ką darot ir kaip darot, tos nesėkmės arba tie, sakykime, nugriuvimai nuo plano, naujagimio etape yra visiškai normalūs. Jeigu kalbėti apie paros tą ritmą, tą būdravimą, tai dienos metu naujagimiai turėtų būdrauti tarp 30-90 minučių. Reiškia, kuo vaikutis didesnis, tuo jis daugiau gali leisti savo būdrauti ir nepavargti, nepervargti, nes pervargimas yra didžiausias priešas, o nakties metu įprastai užtenka vaikučiam nuo 1 iki 3 pavalgymų. Tikrai yra visokių išimčių, bet aš kalbu apie sveikus vaikučius, gerai besivystančius, kurių nekankina refliuksai, pilvuko bėdos, diegliukai, nes čia jau vėlgi yra kita vieta ir mes šiek tiek turėtumėm žiūrėti kitaip, nes vaikas blogai jaučiasi. Taigi tikslas būtent šitam etape yra padėti nervų sistemai bręsti su švelnumu, su supratingumu, ir tai nėra apie tai, kad aš būtinai turiu savo vaiką išmokyti dabar tobulai miegoti, tai yra pati pradžia, pati pagalba jam į tą ritmą įsivažiuoti, ir netgi yra didesnė pagalba mamom, kurios kartais tiesiog bijo, kaip aš čia gyvensiu nuo ritmo, nuo taško pagal tas griežtas taisyklės, bet iš tikrųjų, kai dienoje atsiranda ritmas, kai atsiranda aiškumas, jūs mamos tikrai daug lengviau, daug paprasčiau tą dieną išgyvenat, išbūnat, išsidžiaugiat, nes ir poilsis tada būna kitoks ir planavimas kitoks.
Jeigu keliauti iki 4-6 mėnesių jau, tai jau čia pradeda formuotis brandesni tie miego ciklai. Miegas jau panašėja į suaugusių miegą, nes tarp 3-4 mėnesių jau vaikutis gauna papildomas tas miego fazes dvi, turi 4 iš viso. Va tuo metu ir įvyksta tas baisusis vadinamas 4 mėnesių regresas, bet ką esu pastebėjęs, kad su tom šeimom, su kuriuom aš dirbu nuo pirmųjų dienų, kada mes dakeliaujam iki to 3 mėnesio, tas 4 mėnesio vadinamas miego regresas, tai yra tokios višnytės kaip ant torto smulkmenos, su kuriuom tikrai kuo puikiausiai tėvai susitvarko. Dabar to 4-6 mėnesių mažyliam jau reikalingas ilgesnis būdravimas tarp dienos, sakykime, miegelių, tai yra 2-3 valandos ir ką aš čia labai dažnai pastebiu, kad kai kalbu apie dienotvarkę, apie ritmą, tai yra svarbu tos valandos, nes kartais tikrai būna, kad tėvai gyvena pagal nuovargio ženklus. Viskas gerai, yra nuovargio ženklai, bet jeigu jie netitinka būdravimo valandų, vaikutis per mažai būdrauja arba per stipriai būdrauja, vienu atveju nesusikūrė tinkamas miego spaudimas, tas adenozinas, kuris sukuria nuovargį, kitu atveju vaikas gali gauti pervargimą. Todėl nuoseklumas, aiškumas dienotvarkiai tikrai yra labai svarbu ir netinka tie šokinėjimai, kad pamačiau, vaikas jau turėtų būdrauti apie 3 valandas, bet jis ten nepilnai 2 valandos ir jau eina miegoti, nes lyg pasirodė visi nuovargio ženklai, kad jisai nori. O kitu atveju jau vakare nėra čia kaip ką daryti, tai arba įterpia dar vieną miegelį, nors jo pavyzdžiui jau nebereikia, arba netgi būdrauja vaikas po 4-5 valandas iki naktinio miegučio, kad nedaug dieve nueis per anksti ir paskui ryte per anksti kelsis. Tai taisyklė tokia paprasta yra, kad žiūrėti tuos būdravimo laikus, o juos tikrai galit rasti tokius išsamius pas mane Facebook'e, highlight'uose. Viena grupė highlight'ų yra 3-6 mėnesių, kita geras miegas. Ne? Tai jūs ten tikrai rasit labai labai smulkiai išdėstytą. Tai vienas va tas, kad tikrai turi žiūrėti būdravimo laikus, o kitas momentas, kad jeigu netyčia tikrai turėjot blogus pietų miegelius, per anksti pasibaigė ir gaunasi, kad jeigu jūs dar terpėt vieną pietų miegutį, reiškia netitaikot būdravimo laikų arba labai nusivėlina jūsų naktinis miegelis, o aš jau minėjau, kodėl naktinio miegelio nuvėlinimas nėra gerai, reiškia yra geriau tuomet valandą eiti anksčiau miegoti. Naktinio miegučio neįprastinis jūsų laikas, nei dar vieną miegelį terpinėti ir pastumti naktinio miegelio laiką į vėlesnį. Taip, ir dar pradeda ryškėti ta viena tokia problema, kad tėvai jau būna, jeigu turėjo blogus miegus nuo pirmųjų dienų, jau labai stipriai pervargę, kiti būna tai, kad naujagimis tikrai gerai miega ir po to 4 mėnesio regreso tarsi viskas sugriūna. Ir tėvai gyvena tarsi tokioj panikoj, miego nėra, tokį chaosą įveda, duoda vaikui labai labai daug intensyvios pagalbos, kad jisai užmigtų, kad jisai naktį grįžtų į miegą. Ir taip pradeda kurti tokius užmigimo įpročius su tėvų pagalba. Ir ką tai sako, vaikas nežino, kaip tą padaryti savarankiškai, o tuomet naktį, kada pabunda, jis reikalauja tos pačios pagalbos. Jei mane maitino, kol užmigau, pabudau naktį, mama mane maitino, kad aš vėl galėčiau grįžti į miegelį. Jeigu nešiojo, mama mane nešiok kartėti, kad aš vėl galėčiau grįžti į miegelį. Ir tikrai daug sklando tos tokios teorijos, kad savarankišką tą užmigimą galima pradėti formuoti tik nuo 6 mėnesio, nes, reiškia, jau ta branda dar didesnė būna. Bet realiai, kaip aš minėjau, mes pamažai žingsneliais tą darom jau su šeimom naujagimystėj, o nuo 3-4 mėnesių su stipresnė programa pradedam formuoti ir jau šitiem mažyliam, su daug išimčių, su daug situacijų analizių, jeigu reikia ir pakeitimų, bet tikrai turiu labai labai daug atvejų, kuriam tiesiog yra tobulai įsisprendžiami būtent ir šiame laikotarpyje. Matau, kad klausimas buvo, bet aš tiesiog, kad nesutrukdyti, reiškia, atsakysiu, kai jau nukeliausiu į klausimų dalį. Dabar jeigu kalbėti apie sekančius mėnesius, 7-18 mėnesių, tai
Tikrai vaiko miegas jau būna toks pakankamai brandus, prognozuojamas, nors jeigu tėvai turi chaosą, tai jis jokio prognozuotumo nėra ir gyvena tokiam chaose. Šitame amžiuje tikrai gana taip ryškiai jau išryškėja pačios užmigimo asociacijos, ne, bet kaip minėjau, jeigu vienaip užmigau, tai taip ir prašysiu, rėksiu naktį, reikalausiu būtent to, aš noriu miego, o negaliu grįžti, nesuprantu, kaip man tą grįžti savarankiškai. Todėl prašosi tėvų pagalbos. Kas pradeda vykti? Ne visada veikia tas, kas veikia anksčiau, jeigu prieš tai mama sakydavo, nu bet kuo puikiausiai užmigdau, be maitinant ir mes ten tarsi miegam, dabar staiga pamaitinu, bet jisai neužmiega ir aš nebežinau, ką daryti. Ir tada atsiranda nenuoseklumas pas tėvus. Darau bele ką, vienus veiksmus vieną naktį, kitus veiksmus kitą, kad padėt pagaliau užmigti ir patiems gali pailsėti. Ir labai labai stipriai pradeda įtakoti tos dienos ritmas naktiniam miegui. Jeigu imkim apie 8 mėnesį, vaikai jau turėtų turėti 2 miegelius arba būtina jau į jį pereiti, kai kurie gyvena dar 3 miegelių režime ir sako, aš turiu trumpus miegelius, vaikas labai trumpai būdrauja, dienos metu negali ilgiau ištverti. O naktį vėlgi pilna problemų, arba ilgai migdosi, arba dažnai pabunda, arba būdrauja po valandą 2, o kitiem ir rytas ankstyvas būna. Ir tai, ką mes sprendžiam, kai aš matau, kad 8 mėnesiai ir turi 3 miegelius, pirmiausia, mes keliaujam į tai, kaip panaikinti tą 3 miegelį ir išeiti į stabilesnį 2 miegelių ritmą. Taigi dauguma vaikų jau fiziologiškai geba tikrai šitam amžiui užmigti savarankiškai, jeigu tam yra sudarytos sąlygos. Ir kaip minėjau, jeigu tėvai nežino, ką daryti ir kaip padėti vaikui šitoje vietoje, tai tada jūs turite tokį, chaosėlį. Pagrindiniai akcentai šiame etape būtų tai, kas yra svarbu, tai yra aiški ir pastovi dienotvarkė. Tinkami būdravimo langai, primenu, kad juos galite rasti mano Instagram paskyroje. Pervargimo visa prevencija, ne, kad tiesiog stebėti ir žiūrėti vaikutį. Ne visada nuovargio ženklai yra pervargimas, bet kartais tiesiog būna su šeimom, kai dirbu, kad matau, jeigu niekaip nesiseka su mažyliu stumti būdravimo laiku, o pagal amžių jis turėtų būdrauti tikrai kokią valandą ilgiau, nei jam priklauso, nes kartais ir tokiam amžiui būna, kad būdrauja naujagimių būdravimo laiku vaikučiai. Tada tikrai siunčiu tirtis ir pasižiūrėti D vitaminą ir feritiną, nes jie turi įtakos būtent šitiem pačiam miegui, būdymuisi ir nesugebėjimui, reiškia, ištempti dienos metu tinkamą būdravimo laiką. Na ir palaipsniui visgi reikėtų mokyti tuos įgūdžius, stiprinti to savarankiško, nes čia yra visas tas pagrindas tos geros nakties, tos išmiegotos nakties, kai mes suaugę. Ar turit kažką sakyt, ar netyčia? Gerai, tiesiu toliau. Kai mes suaugę irgi atsigulam į lovą naktį, irgi mes turim pabudimų, bet mes su jais susitvarkom. Jeigu nereikia eiti į tualetą, nereikia eiti pas vaikutį, mes kuo puikiausiai ant kito šono ir miegam. Ir problema yra ne tai, kad mūsų vaikas naktį keliasi, ne vieną kartą. Bet problema yra tai, kad jis per tą pabudimą, atsikėlimą, jis nesugeba pats susitvarkyti ir mes kaip tėvai turim sudalyvauti. Keliaujam į 2-4 metukų etapą, tai čia jau miegas tampa ne tik kaip pats procesas, bet įsitraukia dar ir toks psichologinis procesas. Atsiranda baimės, tamsos baimės, atsiranda ribų testavimas, ilgesys tėvams ir visa tai yra išbandoma miego metu, prieš miegą. Tėvai pradeda jausti daugiau kaltės, nes dažniausiai jau tokiu metu grįžta, jeigu dar kas ne anksčiau negrįžo į darbus ir ne visada gali skirti vaikui tikrai pakankamai laiko. To galbūt norimo laiko, nes reikia ir darbe, reikia ir valgyti padaryti, ir čia vakaras labai greitai ateina pasiėmus vaikutį iš darželio. Ir tada vaikai tą pajaučia tėvų tokį kaip kad netidavimą to kokybiško gero laiko jiem. Ir jie pradeda atsigribinėti prieš naktinį miegelį. Tai čia ypatingai labai svarbu pasidaro ribos ir taisyklės, kurias mes tėvai turim nustatyti ir pirmų numerių turim laikytis patys. Kad ir kaip mūsų vidus sakytų, nugi negaila man dar ten 50 bučinukų vaiko, ne, nors susitarėm tik 3. Bet jeigu jūs susitarė 3 bučinukus, tik 3 bučinukai ir turi būti. Ne 7, ne 10, ne 50, ne, perkelkite tos bučinukus į rytą. Tas aiškumas ir nuoseklumas kūrė vaikučiui aiškes ribas,
ramybę, kad niekas nesikeičia, jis tikrai jaučiasi daug saugiau ir daug mažiau protesto tada sulaukia. Taip, tai dabar tai, kas normalu, ne kūdikiui, nebėra normalu 2-3 metų vaikučiui, metukų. Tai jeigu jūs vis dar keliate su metų vaikučiu 3, 5, 10 kartų per naktį, tai jau nebėra norma, nes vaikai įprastai nuo 6 mėnesių jau drąsiai gali išmiegoti visą naktį 11-12 valandų be to pabudimo, kuriame jūs turite sudalyvauti ir maitinti. Tai kitą kartą būna pasiekiama ir tame etape tarp 4-6 mėnesių, o kai kuriem vaikučiam ir iki kokių 10 mėnesių, kai kuriem ir iki metų reikia dar vieno maitinimo. Tai tikrai labai labai yra individualu, bet visa tai, kas jau daugiau nei vienas, aš jau skaitau, kad reikia žiūrėti, reikia koreguoti kažką, nes jūs turite turėti tikrai ir gali turėti geresnę naktį, geresnę poilsį, jūs kaip tėvai, jūsų vaikutis ir visai kitokia kokybė bus tada ir dienos metu. Taigi, kodėl vaikai sunkiai užmiega ir dažnai pabunda? Pirmiausia, tai yra dėl pervargimo. Aš jau tą minėjusi, ne, kad netinkami būdravimo langai ir tada vaikas stipriai pervargsta. Su didesniais vaikučiais tik nuo kokio 16 mėnesio, 18, ne visada jūs galite pamatyti nuovargio ženklus. Ir tikrai gana dažnai man tėvai sako, kai nueina tie, kurie 9-10 valandą miegoti ar net 11, tai kaip aš tą vaiką paguldysiu, jis tiesiog sienom lipa, čia be šansų paguldyti yra. Tai vienas iš tų momentų būna, kad yra praleidžiamas tas langas, tinkamas langas vaikutį paguldyti ir sukuriamas pervargimas, kuris perauga į hiperaktyvumą. Kitu atveju yra neteisingai sudėliota dienotvarkė ir pietų miegas. Vienas, o kartais 16 net dar 2 būna turi, tai reiškia, jis yra per arti naktinio miegelio arba 2 miegai jau būna per daug ir būtinai reikėtų pereiti į vieną miegelį. Į vieną miegelį būtina pereiti tarp 13, kažkur 16 mėnesio, vėliausiai iki 18 mėnesio jau reikia turėti vieną. Toliau yra per daug stimulacijos. Vakare emocingi žaidimai, ekranai, iki vėlumos, sakykime, žiūrime iki paskutinės minutės. Kartais vaikas tų ekranų nežiūri, bet žiūri tėvai. Bet tas ekranas vis tiek veikia vaiko melatonino išsiskyrimą. Triukšmai visi, šoninė užtikrinti, tamsos nebuvimas. Irgi labai labai dažnai dar susiduriu, kad nėra pakankamai tamsos. Aišku, aš nekalbu apie šį sezoną, kuris tikrai yra geras. Bet, sakykime, tikrai būna pavasaris, vasara, kada reikia vaiką migdyti, kad ir 8 valandą vakaro yra tikrai šviesu. Tai mes turim užtikrinti kuo didesnę tamsą, vėsesnę aplinką, ramesnę tą aplinką su baltu triukšmu, sakykime, ir laiku nueiti miegoti. Ir tikrai kokią valandą iki miegelio turėti kuo mažiau tos stimulacijos. Žaiskit ramesnius žaidimus. Toliau yra tos stiprios asociacijos, kad tikrai, kaip minėjau, užmiegama tik su aktyvia pagalba. Tai supuojant, tai maitinant, tai nešiojant, tai glostant, tai laikant rankytes, tai sekant pasakas iki kol užmiegs. Kitas dalykas, tėvai, kaip minėjau, yra nenuoseklūs. Vieną vakarą vieni veiksmai migdymo, kitą vakarą kiti. Kaip minėjau, mama gal iki tol maitino ir sekėsi kuo puikiausiai, bet mamai nebesiseka, pamaitino vaikas neužmigo, nes jis jau auga ir jam nepakanka šito nusiraminimo. Ir staiga tada turi tėtis ateiti, tai šiandien jisai liuliuoja, supuoja, nešioja, kad užmigt. Chaosas, jokio nuoseklumo. Jūs patys nežinot, ką darot, tai kaip tam mažam žmogeliui irgi suprasti, kur tas kaip aš turiu visgi užmigti kiekvieną vakarą. Tai reiškia per didelis įsitraukimas. Tėvai tampa tą užmigimo dalį, kaip sakau, labai labai aktyvia ir tada gaunasi, kad vaikas pats niekaip, jis net nežino, kad jis gali tą padaryti savarankiškai, nes jūs neišlaukėt, jūs naktį labai, kaip minėjau, greit reaguojat. Ir tai yra tikrai labai labai dažnai, ir kaip tėvams sakau, aš tikrai žinau, kad tik vaikas pypt ir jūs lekėt prie jo, nes baisu prikelti kitą vaikutį, baisu, kad vyras neišsimiegos, nes į darbą reikia ir aš noriu greitai grįžti į miegą ir jam mažyliui reikia greitai padėti, kad grįžtų į miegelį ir jūs per greitai sureaguojat. Geriausios treniruotės, geriausi mokymai vyksta nakties metu. Smegenys tuo metu apdirbinėja visą informaciją, kurią
išmoko dieną, kurią sukaupė, jos turi perskirstyti. Taip nakties metu dažniausiai stojasi, ropoja, vartosi, sėdasi lovytė ir atbulinio neveiksmo nemoka, reikia įsikišti. Taip ir kalbant apie tą savarankišką užmigimą, jis taip pat geriausias yra nakties metu, geriausios tos treniruotės. Tai nepaskubėkit, laukit, palaukit, išlaukit, pastebėkit tą situaciją ir leiskit vaikui susitvarkyti pačiam ir netgi kažkokiu drastiškų veiksmų nedarant, jūs pastebėsit, kad su tam tikrais pabudimais vaikai tikrai patys susitvarko. O kągi sako mokslas, kad jeigu vaikai, kurie užmiega su aktyvia suaugusio pagalba, jie naktį tikrai dažniau reikalauja tos pačios pagalbos, nes jie pabunda dažnai ir jiem reikia, kaip minėjo, ne, pagalbos, kad grįžta atgal. Ir per vėlai migdomi vaikai miega tikrai trumpiau ir pabunda dažniau. Tai irgi vien jau susitvarkus tą ėjimą miegoti laiką, kad nesuvėlinti jo, irgi situacija jau gali pradėti pas jūs keistis. Tai kai miegas tampa to nuolatiniu iššūkiu šeimoje, kokios tos ilgalaikės miego trūkumo pasiekmės? Tėvų dirglumas ir emocinis nestabilumas. Tikrai vienas su kitu konfliktai tarp tėvų dažniau kyla, kaltės jausmai, tų skyrybų, jos ne veltui ten vyksta per pirmus metus gana nemažai ir iki 3, iki 5 metų, nes tikrai tas chroniškas nemiegas ir trūkumas miego jis tęsiasi kitom šeimom gana ilgai. Aš turėjus atvejį, kai mama tarp 8 ir 12 metų mergyčių vis dar miegojo vidury, nes jos niekaip kitaip nemiegojo, niekaip kitaip negalėjo užmigti ir tą problemą mes išsprendėm, tikrai per vieną dieną. Pradėjo pokyčiai vykti ir per savaitę jau visai kitoks miegas ir vaikų ir tėvų buvo. Kas keičia, sakykime, kas turi tam įtakos, ne? Aš jau tikrai esu tą minėjus, tik dar labiau suakcentuosiu, kad kai vieną vakarą mes laikomės ribų, kitą pasiduodame iš nuovargio, vaikas gauna tokiu, reiškia, tas prieštaringas žinutes. Vaikas mokinasi per nuoseklumą. Ir jeigu mes pametam tą nuoseklumą, vaikas žino, aš turiu rėkti, aš turiu verkti ir aš turiu prašytis tos pagalbos čia ir dabar. Ir kai atsiduriu pas mamą ar tėtį glėbį, aš tikrai žinau, kad čia saugu. Tai mes savo kitais veiksmais turim sukurti tą saugumą, bet nebūtinai tai turim būti nuolatiniai tie, kurie nešios supuos. Ir, kaip minėjau, nesaugumas skatina daugiau tų pabudimų, kuriuose jūs turite sudalyvauti. Ir reikėtų savęs paklausti, ne kaip išgyventi man dar šią naktį, bet paklauskite save, ko mes mokome vaiką kiekvieną vakarą. Ar kad mes padėsim su ta pagalba, energinga pagalba užmigti, ar kursime nuoseklumą, aiškumą, ramybę, kad ir ilgiau užtruks tas užmigdymas, bet mes nuosekliai rodysim tos veiksmus, kad aš esu čia, aš niekur nedingau, bet bandom kitais būdais bandyti užmigti. Ir dabar kokie tie trumpalaikiai ir ilgalaikiai sprendimai gali būti. Kiekvienas realiai turėtumėt pasirinkti, nes nėra kažkokio vieno tobulo metodo, tinkančio visiems, ne? Nes taip aš galiu galvoti, tą, ką aš mokinu, tai yra pats tobuliausias, bet jis tikrai ne visiems galbūt tiks, ne? Ir tikrai per jau 6 metus aš daug lankščiau žiūriu, mes kitaip kitą kartą kalbam su šeimom ir kitokiais būdais siekiam, kad pasikeistų jų miegas. Bet kas veikia labai trumpam, kad supras, tai tas maitinimas iki visiško užmigimo. Kaip sakiau, jūs prarandat būdravimo laikus, jūs nesuprantat, kiek vaikas pavalgė, nedavalgė. Toliau yra čiulptukas kaip pagrindinė užmigimo priemonė. Tikrai, kai yra mažas naujagimis, drąsiai tą čiulptuką galite naudoti. Tikrai galima naudoti ir vyresniem vaikučiam, bet įprastai tėvus mokau, kad tai nebūtų ta pirmoji pagalba užmigimui ir atrodo, tik tai čiulptukas ir niekaip kitaip, ne? Turėkit tų kitų alternatyvų ir kai jūs jų turėsite daugiau, jums bus lengviau laviruoti, kai vaikutis augs tarp to užmigimo. Nuolatinis nešiojimas. Vėlgi, vaikas auga, sunkėja ir pasidaro visai nebemiela migdyti po kelias valandas, kad ir ant to kamulio šokinėti, nes tikrai paskausta rankas ir nugarą. Ir galų gale vėl naktį atsikėlus vėl reikalingas ta pati pagalba. Bet tos atsitiktinės taisyklės, ne, dar kartą pabrėžiu, nuoseklumas. Jeigu jūs kažką ir netobulai darysit, bet darysit nuosekliai tą patį per tą patį, vaikutis pradeda tai mokintis. Ir vėlgi tai neturi būti per vieną dieną. Įprastai, teorijoje yra taip, 3 dienos ir 4 dieną kūrėsi naujos taisyklės. Tai jeigu jau kažką sugalvojat keisti ar daryti, pabandykit bent išlaikyti 3-4 dienų tą taisyklę.
Ir vat sprendimai tie daromi be tokios kažkokios aiškios struktūros. Net ir netobulas variantas, bet jeigu jūs turėsit kažkokią viziją, aiškumą, jūs vis tiek pradėsit tą miegą keisti, kad ir po mažą žingsnelį, bet jis pradės jums tikrai gerėti. O kas veikia ilgalaikiai perspektyvoje? Tai kai šeimos supranta, kaip padaryti tą pastovę, aiškę dienotvarkę, tą balansą atrasti toj dienotvarkiai. Kai kreipia dėmesį į vakaro rutiną, kai va čia nėra chaoso, nes tai yra du dalykai, kurie tikrai yra paprasčiausi - susitvarkyti dienotvarkę ir susižiūrėti, kad tvarkinga būtų jūsų vakaro rutina, kad ten nebūtų chaoso, kad nebūtų tai, kad pradedam rutiną, jau laikas, jau 5 minutės turėjom kaip ir tėvai pradeda tokiam bėgime. Jūs turit patys susiplanuoti laiką taip, kad ateina ta valanda, mes pradedam daryti, aiškiai daryti tie patys žingsneliai, nuoseklūs žingsneliai, nes vakaro rutina kūrė tą aiškumą, duoda smegenim tokią žinutę, kad mes laikas nurimti reiškia mažutį ir kad mes ruošimės tam naktiniam miegeliui. Tinkama va ta miego aplinka, ne, jau ką ir užsiminiau, tamsa, vėsuma, ramuma visa. Kad nebūtų švieselių, nes tikrai labai dar daug yra, kada įjungiam karuselę. Netinka karuselės, naudokit dienos metu, bet ne ant lovytės, ant maniežo, ant kažkur kitur. Lovytė turi būti skirta tik miegučiui. Nekurkit dviprasmiškų žinučių, kad dieną aš lovytėj galiu žaisti, o naktį aš turiu miegoti. Vaikas dar nepajėgus tiek atskirti, kad taip net ir vyresniem vaikučiam lova turi būti tik skirta miegui. Ir vaiko gebėjimo, va, tas nusiraminti savarankiškai stiprinimas. Ar tai drastiškesniais tai žingsniais? Drastiškesniais, kai sakau, tai neturiu išsiverkimo strategijos, cry it out. Nesu aš už ją, nesu ir prieš ją, bet jeigu kalbant apie šitą strategiją, kada jinai suveikia? Suveikia, jeigu tėvai iki to, nuo ryto iki to vakaro yra pasiruošę, va, susitvarkė visą dienotvarkę, susitvarkė visą rutiną, susitvarkė maitinimus dienos metu. Ir jie nukeliauja daryti tą išsiverkimo cry it out metodą taikyti. Ir jiem kuo puikiausiai gali sektis. Bet jeigu čia nepasiruošim, jūsų šitas metodas gali virsti, na, katastrofą. Tai šiaip aš nesu už jį, aš be galo pati esu jautri verkimams ir svetimų vaikų verkimams, tai aš labiau taikau tą tarpinį variantą su visokiam išimtimim, atsižvelgiant į šeimą, į vaikučio amžių ir mes tikrai derinam, žiūrim ir net, kaip sakau, kartais ir mažai žingsneliais, bet galima keliauti į priekį. Ir tyrimai rodo, kad kai yra nuosekli vakaro rutina, tikrai tai sumažina užmigimo laiką ir naktinius pabudimus. O kaip minėjau, susikurti vakaro nuoseklią rutiną tikrai nėra skausminga. Struktūrizuoti tie sekami miego pokyčiai neturi neigiamo poveikio vaiko emociniam saugumui ar prieraišumui, nes tai irgi labai dažnas klausimas, su kuriuo susiduri, ar pradėjus vaiką mokyti savarankiškai, ar jam nepakenksim, ar neprarasim to prieraišumo. Nėra nei vieno tyrimo, kuris pasakytų, kad taip, kažkokios problemos bus, nes įprastai tai yra kalbama apie 1-3 naktis ir tą procesą, kuriame jūs dalyvaujat, jūs prižiūrit, jūs reaguojat, jeigu reikia ir keliat, ir guldot, ir suteikėt visą, reiškia, puokštę tų raminimusi dalykų tam, kad, na, tiesiog vaikutis išmoktų užmigti savarankiškai, bet neatrodytų, kad palikau, išsiverksi ir užmigsi. Tai yra tikrai skirtingi dalykai. Tai kaip ieškoti tų miegui tinkamų sprendimų, ne? Pirmiausia, jūs sąžiningai turit atsakyti patys savo, ko jūs iš tikrųjų norite. Ar jūs norite tos greitos čia ir dabar, nežiūrint į perspektyvą, net tą ekspres pagalbą, kad greičiau vaikas užmigtų, nesvarbu, kad galbūt ir su mano pagalba, kad tų mažiau atsikėlimų būtų, bent šiek tiek pagerėtų miegas. Taip, tai tada yra vienokie sprendimai, jeigu mes norim ilgalaikių sprendimų, tokių stabilių, užtikrintų, kad tikrai vaikas mokėtų užmigti savarankiškai, kad jis gebėtų pats savarankiškai grįžti į miegelį, kad nebeliktų naktinių maitinimų, kad miegas išliktų stabilus ilgam ir nebūtų priklausomas nuo įvairių augimo šuolių, nuo kelionių, ligučių ar nuo močiutėm palikom ir žiūrėkim pasiėmėm ir jau nebesusitvarkom su vaikučiu. Tai jau yra ilgalaikiai sprendimai.
kuriuose tiesiog, na, arba aš galiu, jeigu, sakykime, kreipiasi pas mane šeimos, tai tada mes mokinamės arba ilgus mokymus kartu su manim, arba yra ir savarankiškų, reiškia, tų mokymų, bet jau yra tokie stabilesni priimami sprendimai. Ir nei vienas pasirinkimas tikrai nėra blogas. Jūs turit pasirinkti tai, ką dabar jaučiat ir išjaučiat ir ko jums reikia, nes kartais, jeigu neturėjus tokiu atveju, kai yra tarsi savotiškos mados vaikymasis, va, aš girdėjau, aš mačiau, va, susitvarkė ir aš noriu. Ir pradeda daryti ir nesigauna, nes ne to reikėjo šeimai, nes ne toks nusiteikimas buvo tiem pokyčiams. Ir tai labai svarbu suprasti va, tą pagrindinį skirtumą tarp pagalbos užmigti ir mokymo užmigti savarankiškai. Tai yra du skirtingi dalykai ir skirtingą gavusit rezultatą. Dabar kiek pasirengę ieškoti jų sprendimų savarankiškai, ne? Nes jeigu tikrai būna vienos šeimos, kurios bijo, kad čia labai griežtai viskas bus, kurios nesa tikros, ar gali dar tą daryti, tai vėlgi yra naivu tikėti, kad jeigu jūs nieko nedarysit, miegas išsispręs savaime. Aš realiai to netikiu, nes kai tėvai man irgi sako, nu, bet vat mano vaikas atėjo toks amžiaus, sakė, aš dabar miegosiu pats. Sakau, dabar žiūrėkit, kad vaikas sąmoningai tai priimtų sprendimą, didelė tikimybė, kad taip nebus, dažniausiai tai įtakos turėjo. Arba bendraamžiai kažką pasakė, arba kažkokį filmuką pasižiūrėjo, kuriam kažkas užakcentavo, arba kitas išgirdo iš suaugusio kažko žmogaus, kodėl jis priėmė tokį sprendimą. Vis tiek kažkas jį pastumėjo tai padaryti. Tai kol jūs kažko nepradėsit daryti, tol tas miegas toks ir liks ir niekas nesikeis. Tai jeigu keliaujat savarankiškai, tai jūs turit sekti tam tikras konsultantų paskyras, ne socialiniai tinklai, bendruomenės, rinktis ten įvairią informaciją, skaityti straipsnius, knygas, žiūrėti įvairius video, dalyvauti va tokiuose seminaruose ir palaipsniui dėliotis va tą dėlionę su bandymais, klaidom, vėl bandymais. Taip kelias ilgesnis, taip bandymų galbūt bus daugiau, taip jis galbūt nebus toks stabilus, nes su kiekvieno augimo šuoliu tikrai tie miegai pasikoreguoja ir galbūt jūs išgriūsit stipriau ir vėl jums reikės susiimti ieškoti tų sprendimų, bet tai yra vienas iš būdų, kaip gerinti tą miegutį. Kitas kelias yra ilgesnis, tai tiesiog kreiptis į specialistą ir tikrai pasirinkti tą specialistą, kuriuo jūs tikit, kuriuo jūs pasitikit, kurio su vaibas atitinka jūsų, ne kurio mintis išsakytos atitinka. Nes jeigu jūs pradėsit dirbti geras specialistas, bet jums nepaeina, ne? Jūs klausot jo ir tarsi ieškot prie ko prikibti, prie žodžių, prie sakinių, prie minčių, nesiseks. Tiesiog pasirinkit tą žmogų, kurio jūs girdėsit, klausysit, įgyvendinsit. Ir aš tikrai turėjus tokių istorijų, vienų, kur tai sako, viską darysiu, ką liepsit, o kitos jauti, kad pradeda, ieškoti priekabių. Ir daug sunkesnis tas kelias ir jis ne visada nuveda į tą tvarų rezultatą. Tai ką aš konkrečiai, jeigu kalbant apie mane, siūlau savo klientams, tai yra tos ekspres tokios konsultacijos, kurios gali būti ir 30, 60 ir 90 minučių. Mes išsiaiškinom, pasikalbėjom ir jūs gaunat kryptį ir keliaujat įgyvendinti. Toliau tikrai siūlau video mokymus, kurie greitų metų atsinaujus, bet tą, ką dabar turiu 3-17 mėnesių, tai yra nuostabus mokymai apie 2 valandas, kur tiesiog nuo ryto iki ryto, ką jūs turit daryti, kaip jūs turit daryti, su visais tarp eilučių paaiškinimais, kad suprastumėt ne tik tuos žingsnelius, bet ir gilesnėse, kodėl tą reikia daryti. Ir begalės daug šeimų paskui man rašo ir aš irgi taip padalinuosi, kaip išsisprendžia, kaip paskutinis atvejis buvo mama, sako, 2 mėnesius tempiau, kol galiausia nusprendžiau, kad vyrui parodau tos mokymus, vyras peržiūrėjo, tą patį vakarą pradėjo ir nuo to 1 vakaro jiem pradėjo keistis miegas, kai 4 naktį jų vaikutis 4,5 mėnesių jau 2 kartus tik pabūsdavo, nes prieš tai supratau, kad buvo labai labai daug tų pabudimų. Tai vienas iš tų galimybė yra pasirinkti mokymus savarankiškai, bet su aiškia informacija, kad jūs kaip tėvai nevestumėt chaoso, o tiksliai žinotumėt, ką kaip daryti. Ir dar viena grupė tai yra asmeniniai mokymai, kurie trunka 2-3 savaitės. Šie mokymai irgi keisis ir su sena kaina galima iki 15 dienos sausio užsisakyti,
ir tikrai nemažai sutaupyti, o vėliau jie atsinaujins su daugiau pagalbos savaitgaliais, vakarais, su didesniu mano dėmesiu tai šeimai, bet jau jie bus gerokai brangesni. Tai kas galvojat apie, ar mąstysit apie, kad norisi asmeninios tos mano pagalbos, požiūrio keitimo, priežiūros, kad tas kelias būtų kuo sklandesnis jums, tai bandykit apsispręsti iki 15. Arba kas mėgstat naujoves, laukit naujovių. Taip, ir sprendimai, kaip minėjau, tikrai parenkami pagal vaiko amžių, pagal tėvų tam tikras ir vertybės, ir požiūrius, ir dienotvarkės, ir su aiškia struktūra, palaikymu tam, kad tie pokyčiai būtų ir greitesni, ir tvaresni. Ir kaip aš sakau, iš pardavimo pusės labai bloga strategija, bet man po mokymų norisi, kad tos šeimos mokėtų tvarkyti su miegu taip, kad manęs daugiau gyvenime jiem neprireiktų, nebent minimaliem kokiem pasikonsultavimam ir jau geriau grįžtų su rekomendacijom arba su nauju žmogučiu jų gyvenime, kada nuo pirmų dienų pradėsim, bet nėra tikslas, kad išmokinom, sekantį mėnesį krizę ir vėl jie grįžta pas mane ir vėl jie grįžta. Tai tokiu atveju aš labai retai turiu. Ir svarbiausias jums patarimas - ryžkitės judėti pirmyn, nes, kaip minėjau, nejudėsit, rezultatas nesikeis. Tai mano kontaktai čia, tikrai galit sekti ir žiūrėti, kas jeigu dar nesekat Instagram'e, Facebook'e, tikrai dalinuosi tą informaciją, na ir apsispręsti tiem rimtesniem kažkokiam konsultacijom, mokymam, kad jūsų naktis tikrai pradėtų keistis. Gerai, ir dabar galim mes keliauti į klausimus ir atsakymus. Agnė, bet matau, klausė. Aha, taip, Tija. Dėkuosiu šiuo metu tiems, kad žiūrės šitą video vėliau, jau įrašą. Aš sustabdysiu įrašą, nes sekančią prašysiu tavęs ir keliaujam tada į klausimų ir atsakymų sesiją. Aš sustabdau.